Pagal Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015-2020 metų VPS priemonė infrastruktūros gerinimas, sukuriant kaimo gyventojams patrauklią aplinką. Motijūnų kaime buvo pastatytos ir bendruomenės poreikiams pritaikytos lengvų konstrukcijų konteinerinės patalpos, kuriuose bendruomenė gali rinktis į susirinkimus, švęsti šventes, organizuoti edukacijas ir kitus renginius. Kiauklių kaime sutvarkyta ir vietos gyventojų bei svečių poilsiui ir turiningam laisvalaikiui pritaikyta viešoji erdvė prie Kiauklių ežero. Čiobiškio kaime įrengta poilsio ir laisvalaikio zona. Įgyvendinant projektą buvo sutvarkyta patrauklioje vietovėje teritorija, įrengta mini estrada, įrengti suoliukai žiūrovams. Medžiukų kaime buvo įrengta daugiafunkcė sporto aikštelė, kurioje sportuoti gali visi kaimo gyventojai. Įgyvendinant projektą buvo išlyginta, sutvarkyta ir aptverta teritorija, įrengta sporto aikštelė, kuri skirta krepšiniui, tinkliniui ir lauko tenisui. Gelvonų miestelyje taip pat buvo sutvarkyta erdvė priešais gimnaziją, kurioje pastatyta lauko estrada. Žiūrovam ir poilsiautojams įrengti suoliukai. Juodiškių kaime buvo įrengta krepšinio aikštelė, išlyginta, sutvarkyta ir aptverta teritorija, pastatyti vaikų žaidimų aikštelės įrenginiai, lauko treniruokliai, suoliukai. Širvintų kaime buvo įsigytos buitinės konteinerinės patalpos ir pritaikytos bendruomenės veiklai, sujungti 4 konteineriai su tamburu ir WC patalpa. Taip pat įrengta vaikų žaidimų aikštelė, lauko treniruokliai. Musninkų miestelėje buvo išvalyta kūdra, įrengtas atabradas, įrengta vaikų žaidimų aikštelė, pastatyta persirengimo kabina, suoliukai. Tai ypač patraukli rekreacinė erdvė, kurios kelerius metus musninkiečiai taip laukia. Įgyvendinant šios projektus buvo skirta beveik 200 000 eurų Širvintų VVG baigiamos įgyvendinti strategijos lėšų. Džiaugiamės, kad buvo investuota beveik į visas seniūnijas ir kaimo rajono gyventojai turi galimybę naudotis išplėsta infrastruktūra, vaikai gali sportuoti, judėti, o bendruomenė švęsti savo renginius.